Tai sveiki dar kartelį, esu Agnė Skandarienė ir atstovauju Master Academy Vilniaus filialą, bet kauniečiai, manau, puikiai žino, kad Master Academy ir 5 metus veikia Kaune. Laura Sutėnė daugelis pažįsta, tai labai džiugu atstovauti tokią stiprią, vertybiškai akademiją. Na ką, važiuojam, tai trumpai, negaištant laiko, pristatysiu, esu pedagogė, ekonomikos verslo pagrindų studijas baigusi, daugelį metų, iš 15 metų dirbusi bankiniam sektoriui, įvairias pozicijas, produktų plėtros departamentuose, bet visgi grįžau prie savo pašaukimo, tikro pašaukimo, tai darbas su vaikais. Tai, ką aš labiausiai mėgstu daryti ir dėl to džiaugiuosi, kad širdžiai miela veikla mane paskatino drąsiai imtis būtent priimti sprendimą ir atidaryti akademiją. Tai ką dar norėčiau pasakyti, kad laisvalaikiu taip pat stengiuosi ugdyti tam tikras kompetencijas, tai šiuo metu pradėjau studijas European IT Certification Academy dirbtinio intelekto kursą, taip pat prisijungiau prie iniciatyvos Niekieno vaikai. Būsiu tam tikrose situacijose savanorė, kuri padės vaikučiams laikinai su globa. Žodžiu, nesiplečiant, keliaujant toliau, mano svarbiausias projektas, aišku, yra mano šeima, tai vyras ir 3 vaikai. O dabar noriu kalbėti apie mūsų skleidžiamą žinutę, tai yra jaunimas. Jaunimas yra mūsų ateitis. Ir tai, ką mes taip, kaip mes juos paruošime, tokia bus tolimesnė eiga ir mūsų pačių, ir viso besivystančio pasaulio, o jis yra labai greitai besikeičiantis, bet aš tikiu, kad viskas visą laiką liks amžinas. Ir tam, kad mažiau kalbėti, jums būtų įdomiau, tai siūlau pasižiūrėti mūsų neseniai parengtą video, tiesiog tam, kad pajausti tą atmosferą ir tai, ką mes norim pasakyti. Tai dabar kol mes čia tvarkom techninius nesklandumus, tai aš tada dar pratęsiu apie mūsų fokusus. Kaip minėjau, besikeičianti situacija rinkoje verčia ir mus orientuotis į pagrindinius dalykus, ką mes ir kreipiam dėmesį. Tai yra dirbtinis intelektas, kūrybiškumas, psichologinis tvirtumas, kas labai būtina kiekvienam, ir emocinis intelektas. Kaip bebūtų šiuolaikiniai visuomeniai ir kokios būtų baimės dėl dirbtinio intelekto, mes tikim, kad žmogaus kūrybiškumas ir savitumas tikrai toli gražu nebus taip nuvertinamas ir mes turėsim galimybę Aš dažnai bijau, bet žinau kaip su baimė reikia įveikti. Aš daug klystu, bet tokiu būdu aš mokausi. Antras dublės. Dabar aš Bet žinau, kaip savo baimę reikia įveikti. Aš daug klystu, bet tokiu būdu aš mokausi. Net jeigu kiti netiki manimi, svarbiausia, kad aš pati savimi tikiu. Tada aš esu nesustabdoma. Manęs neapibūdina mano klaidas, mane apibūdina mano pastangas jas ištaisyti. Kiekvieną kartą, kai žmonės mane nuvertina, aš jiem rodau, kad jie klysta. Tie, kurie tyčiasi iš kitų, parodo savo silpnumą. Master Academy tai yra erdvė skirta vaikams, kur mes per įvairias edukacijas leidžiame vaikams pažinti save. Dirbame daugiau nei 5 metai ir suprantame, kad vaikams norint pasiūlyti tobulėti, norint juos auginti, mes turime pereiti per įvairias patirtis.
Ir tos patirtis prasideda nuo klaidų, nuo įvairių nuopolių, bet tik tai per klaidas mes augame. Labai gera matyti jų pokytį, kuomet jie ateina tokie nedrąsūs iš pradžių, o po pusės metų, po beveik metų, jie puikiausiai stovi prieš didžiulės auditorijas ir pristato savo kurtus projektus. Norėdami augti ir tobulėti, mes turime atsižvelgti į vaikus, todėl mes keičiamės. Kiekvienais metais mes tobulėjame ir augame kartu su jais. Jisai įgavo daugiau pasitikėjimo savimi, daugiau drąsos, kalbant viešai, atstovant savo nuomonę, susirado daug draugų. Grįžo nuvyko socialumas, grįžo noras bendrauti, grįžo noras daryti dalykus, kas jam patinka. Pirmasis pokytis, kuris jau po poros mėnesių išryškėjo, tai jo sustiprėjęs pasitikėjimas savimi. Manau, taip įvyko dėl pagarbos, kurią jis įgauna iš master dėstytojų. Mes mentoriai labiausiai norime, kad studentai jaustųsi saugiai šitoje aplinkoje. Mes nesame už juos viršesni, mes esame kaip jų draugai. Mes nenorim, kad jie iš vis nieko nebijotų ar būtų kažkokie tobuli. Mes siekiam, kad studentai susidurtų su savo baimėmis ir mes stengiamės juos įmesti į tam tikras sudėtingas situacijas. Taip studentai įsirašo teigiamą patirtį savo atmintyje ir šią patirtį jie naudoja įvairiose gyvenimo situacijose. O augdami ir tobulėdami nesupratome, kad 16-19 metų jaunimui šiuo metu yra ypatingai sunku pasirinkti būsimą norimą profesiją. Todėl, matydami šį poreikį, sukūrėme Master Pre-University projektą, kuriame šie vaikai per visus metus susipažįsta su 30 skirtingų profesijų profesionalų, per įvairias patirtis, per jų pasidalinimą, kaip jie tapo to, ko tapo. Gauna įvairios praktinių užduočių ir testų. Ir per tai jie taip auga ir per metus norime labai tikėti, kad jie atras savo profesiją, o mes būsime palaidimi. Čia mes kuriame erdvę, kur kiekvienas gali būti savimi, atrasti savo stiprybės ir žengti pirmyn. Master vieta, kur prasideda drąsa kurti savo istoriją. Tikiuosi, kad šito video pavyko perteikti tą atmosferą, tas pagrindinės mintis, tas ko mes kuo dirbam. Dabar noriu patikrinti jūsų budrumą. Tie, kurie mano 30 sekundžių pristatymą stebėjo akylai, turiu klausimą, kokio amžiaus kategorijas, turim 2 grupės ir kas pasakys būdavo nuo 9 iki 15 ir nuo 16 iki 15. Gerai, tai noriu dovanų. Ačiū labai už dėmesio, kam būtų įdomiau, tai kviečiu pasikalbėti pertraukos metu.